Šiemet Tarptautinės gido dienos proga organizuotas Druskininkų gidų asociacijos narių susitikimas su savivaldybės meru Ričardu Malinausku, kuris pristatė gidams aktualiausias naujienas, pasakojo apie kurortai jau įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus, domėjosi svarbios kurortų profesijos atstovų veikla ir jiems svarbiomis problemomis. Gidas tai yra tas žmogus, kuris tarpininkas tarp tos teritorijos, tų žmonių ir mūsų svečių. Tai aš manau, kad būtent tokio tarpininko informacijos turėjimas, ne tik istorijos, bet ir šiandien dienos, o galbūt ir rytdienos, yra labai svarbu, nes tai yra būtent tos informacijos pateikimas mūsų svečiams, kurie galbūt išgirdę ją norės atvykti ir ateityje ir pamatyti, ar tai tikrai įgyvendinami tie projektai, ar tikrai yra tos paslaugos, apie kurias mes šiandien kalbėjom ir apie kurias mes planuojam, kad jos bus. Ar vertingi tokie susitikimai? Kiek aš atsimenu, kiekvienais metais vyksta tokie susirinkimai ir dar ne tik tai, kad šventinė proga, bet taip pat ir darbo reikalais. Ir aš manau, kad kaip ir kiekvieno verslo atstovai, tai ir būtent gidai kaip savo verslo atstovai, tai yra žmonės, kuriems reikalinga informacija ir man taip pat naudinga informacija išgirstant iš jų tas problemas, kurias dar jie mato iš savo taško, iš bendravimo su žmonėm, kad mes irgi galėtum vienur kitur išspręsti tas problemas, kurios yra. Ko palinkėtumėte jiems profesinės dienos proga? Daug sveikatos, daug pinigų ir kad turėtų tikrai daug klientų, nes turbūt gidui lėšos uždarbis priklauso nuo to, kiek jisai susilaukia svečių. Bandom švęsti. Lietuvoje jinai švenčiama nuo 2003 metų ir iki pernai metų tai buvo visuotinis Lietuvos mastų renginys. Druskininkams teko garbė pernai švęsti tą dieną, sukvietėm visus gidus iš Lietuvos. Šiemet nešvenčiama tokia bendra šventė, taip kad kiekvienas miestas, kiekviena organizacija švenčia pas save. Ir mes čia sutarėm šiandien dar užgavėnės, tai tuo pačiu dvigubų šūvių mes tokią šventę savo pasidarėm. O iš tikrųjų gidai, Druskininkuose gidai, mūsų misija yra, kai kurie mus vadina mažaisiais ambasadoriais. Kodėl? Priklausomai nuo to, kaip mes pateikiam informaciją apie šalį, apie Lietuvą, apie druskininkus, užsienietis susidaro įspūdį, kas pas mus darosi ir kas mes tokie esam. Todėl gidas tai, vieni galvoja, kad tai yra romantiška, graži, gera profesija, vaikštai savo, darbo nedaug, bet iš tikrųjų yra tame romantikos, aišku, yra pažįsti daug žmonių, yra labai malonų bendravimas, tą turi mylėti pats. Bet gido darbas, ar gal labiau užsiėmimas, sakykim, toks, jisai yra ir didelė atsakomybė. Ir iš tikrųjų, priklausomai nuo to, kaip mes pateikiam, kaip mes valdom tą svečią atvažiavusi, nes kai kurie atvažiuoja, tai ką, jeigu atvažiuoja į sanatoriją, jie sutinka pirmiausia su administratoriais. Ten turi būti aukšto lygio aptarnavimas. Toliau, kai jie nori sužinoti kažką apie šalį, apie druskininkus, jie kviečiasi mus. Ir kaip sako, kai jie papuola į mūsų rankas, tai jau mūsų misija yra padaryti taip, kad jie vėl ir vėl sugrįžtų į druskininkus. Ir tikrai stengiamės tą daryti, turim gausų būrį išsilavinusių, eruditų, kai kurie ilgai dirba gidais druskininkuose ir stengiamės, kad visą tai, ką mes turim, kad jiems pateikti, sakau, taip, kad jie vėl ir vėl atvažiuoja. Ir atvažiuoja. Susitinkamės ne vieną kartą su tais pačiais ir jie vėl ateina pas mus į ekskursijas, nes jiems buvo smagu. Ir kokius druskininkus paprastai pamato tie mūsų miesto svečiai? Jie pamato dar gražesnius, negu jie įsivaizdavo atvažiavę. Nes kada tenka jau su jais susidurti, kada pasakojam ir, pasakojam taip, nes tikrai kiekvienas druskininkietis, aš manau, kiekvienas Lietuvos žmogus myli savo kampelį, kuriame jisai yra. Tai mes tengiamės, bent jau aš iš savo patirties žinau, kad pasakoju, kaip sakoma, iki užmaršties apie tai, kas pas mus čia darosi ir kaip viskas gražu, kaip yra atnaujinama, kaip einame į priekį. Tai jie stebisi, kartais prašo mūsų savivaldybės arba mero arba administracijos paskolinti jiems, kad ir pas juos būtų taip gražu.
ir sako, kad jie žinojo truputėlį apie druskininkus, žinojo truputėlį, kaip čia viskas vyksta, matėte nuotraukas internete, bet kad taip yra gražu ir nuostabu, tai jie nesitikėjo. Ir didžiausias toks gidui padėka, sakykime, ne padėka, kada pabaigoje ekskursijos matai šypsenas, kada plojimai yra, kada glėbesčiavimasis, išsiskiriam kaip draugai, pasikeičiam telefonais ir aš pati turiu asmeniškai daug žmonių, kurie pabuvę ekskursijoje, paskui tampa tiesiog draugais. Kaip sakė Druskininkų gidų asociacijos pirmininkė Tatjana Zielinskė, pagrindinis gidų darbo įrankis žinios, todėl pagal galimybės mūsų kurorte dirbantys šios srities specialistai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir tobulina savo kvalifikaciją. Druskininkų gidų asociacija vienija 24 gidus. Kaip sakė jų vadovė, visi jie verti kasmet profesinės šventės proga įteikiamų geriausio, sumaniausio, išradingiausio, kūrybingiausio gido ir kitų nominacijų. Tačiau mūsų mieste dirbantiems žmonėms pati svarbiausia nominacija būti Druskininkų gidu, o pats didžiausias atlygis už gerą darbą – sąžiningas jo atlikimas.